Sveiki. Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi bastūnai. Spėkit, ką mes šiandien veiksim? Tikrai neplauksim, tikrai neisim pasivaikščioti. Šį kartą mes važiuosim dviračiais. Tai vakar iš Klaipėdos mus atkėlė į Švediją. Tai permiegojom miške šalia uosto ir šiandien esam pasiruošę planą. O planas yra koks? Užvaldyti pasaulį, kaip visada, bet kažin ar pavyks mums šį kartą užvaldyti pasaulį. Planą turim 20 dienų susiplanavę. Tai turim pasidarę maršrutą ir mes jį norime apkeliauti. Grįšime į tą pačią vietą. Taip, ir tada kelsimės atgal į Klaipėdą. Taip. Tai ką, dabar keliaujame, aprodysim mūsų bastūnračius. Kaip jie atrodo, kaip mes pasiruošę esam. Štai mūsų bastūnračiai. Čia yra mano bastūnratis. Čia yra bastūnės bastūnratis. Bastūnė turi dar ir draugelį. Mes tryse važiuosim. Tik šis draugelis važiuos taip labai lengvai, jam ir tikras atostogos, jam nieko nereikės daryti. Nu, jam geras atostogas. Šiandien yra birželio 1 diena, sekmadienis, ir dabar yra lygiai 7 valanda ryto ir mes pradedame savo kelionę. Tai bus mūsų pirmoji diena. Tai ką, išmenam? Valio! Action. Pirmasis mūsų sustojimas. Esam numynę 37 km. Dabar yra 10 valanda. Ir važiuosim ieškoti parduotuvės. Nusipirkti vandens ir kažką užkasti. Ir keliausim toliau į priekį. Filmuoju, gal norit kažką perduoti? Linkėjimus? O, Kam? Klaipėdos metrikacijos skyriui. Metrikacijos skyrių, o aš galvoju, ką uostui tu.
Klaipėdos. Šiaip minas labai smagiai, bet jau jaučiasi pirmasis nuovargis. Tikrai. Atvažiavome į miestelį, važiuojame link parduotuvės. Kur čia išsukinėjęs? Atvažiavom į Maxi, bet ne Maxim. Bet planuojame važiuoti į kitą parduotuvę. Vardu Lidlas. Važiuojame į Lidlą. Ten mums pažįstamas prekės. Važiuojame į parduotuvę. Pažiūrėsime, ar Lietuvoje Lidle brangiau, ar Švedijoje Lidle brangiau. Aišku, kad Švedijoje. Taip turėtų būti. Apsipirkom Lidle, bet tikrai nebrangiau nei Lietuvoje. Iš esmės tas pats, aš manyčiau, beveik keliais centais skirias, gal kai kas brangiau, kai kas pigiau, kažkas tokia. Tai nusipirkom tokių, čia nukainuoti buvo, bet mes labai jų norėjom. Tokie burgeriukai daržovių, suvalgysim po 2. Nusipirkom prie kavos vafliukų, šaltos kavos, nes esam įkaitę labai. Ir pudingų. Suvalgysim iš karto po 1 ir dar pasimsim į kelionę. Ir šiukšlių maišelių. Ir už viską sumokėjom kiek? 14,90. 14,90 €. Tai panašiai viskas. Ir ko neradom Lidle? Vandens. Paprasta. Negazuotų. Kažkaip keistai. Nu, Lidlas nebuvo pats didžiausias, bet, žodžiu, nebuvo vandens. Teks eiti dar į kitą parduotuvę. Tai va, tai mes dabar valgysim. Ir mėgausimės maistu. Ir varysime į kitą parduotuvę vandens ir toliau važiuosime. Be padažiuką turim dar. Ar jis nieko nėra? Nu, tai ko tu nori dar? Yra padažas, Čia yra sausa bandelė, falafelio burgeris, tas ir sausa bandelė. Ir padažo yra, va, prašau užsipilti. Pilnai čia. Sakau, kad reikia pomidorų. Užtenka. Čia visko yra. Visko yra čia pilna. Nu, įvertinkite. Dar ne. Skanu ar neskanu?
man visai skanu. Matyt, valgyt nori. Ne, visai skanu. Tik jau prasčiau. Tai galėjo būti daržovyčių viduj. Pažiūrėk, kaip parodyta. Pačiam reikia sėdėti. Nu. Sako, pasidaryk savo burgerį. Čia yra parašyta, kad pats turi įsidėti salotų, pomidorų ir cucumberių. Kol kas oras labai geras. Vėjas yra, bet netrukdo. Bet žiūrėjom iš ryto, kad turėtų lyti. Nuo pietų, po pietų kažkur turėtų pradėti lyti. Tai matysim, ar gausim lietaus ar negausim. Bet keliai tokie, kylam į kalną, leidžiamės, kylam, leidžiamės. Taip išvien važiuojam. Kol kas mums tai patinka, bet nežinom. Man jau nėra, kad labai patiktų tie kalnai, nes leistus yra labai smagu, bet kai reikia labai daug kilti, jau nebėra labai smagu. Bet tie kalnai nėra labai ilgi, trumpi kažkokie. Tai kol kas viskas gerai. Beje, turim numynę jau 50 km. Išvažiuojame iš to miestelio, važiuojame toliau. Užsipildėm vandens, tai pasunkėjom labai. Sunku važiuoti. Ir patys pasunkėjom tikrai, pavalgę. Apniuko dangus. Tikriausiai gausime lietaus, kaip ir planavom. Bet kol kas nesiruošiam, nieko nesidedam. Žiūrėsim, o gal kaip nors pro šoną praeis. Norėtumėm. Kaip atsargiai lėtai važiuoja, ne? Bet pastebėjai, kaip lėtai atsargiai pravažiuoja. Jie rūpestingi yra dėl to. O koks medis. Filmuoju, bet nežinau ar matęs, nes per žemai gal nuleist. Vairuotojai labai kultūringi čia. Tikrai pasijuto. Pravažiuoja labai lėtai, prasilenkia, atsargiai. Čia ganėtinai jaučiame saugiai. Nenoriu užbėgti, kaip sakoma, įvykiams už akių, bet kol kas jaučiame saugiai. Nenoriu prisišnekėti. Aš jaučiu, kad jeigu bus avarija, tai mes tarpusavę susikulsim tiktais. Mane sumėtis, aš ant stabdžių ir mane pervažiuos tada. Na, kaip lėtai pravažiuoja. Na ir ką mes čia veikiam? Geriam vitaminus. Geriam vitaminus ir ilsimės. Turim numynę 79 km. Bendrai 7 valandas minam. Buvom sustoję 2 valandas kažkur, ne? Nu, pietum išėjo apie 2 valandas, nes turėjom į 2 parduotuvės eiti, nes vienoj parduotuvėje neradom vandens, tai po to reikėjo eiti į kitą. Pavalgėm ir susigaišo apie 2 valandas. Bet daugiau šiandien nereikės sukti parduotuvės, nes turime viską. Taip, turim dar nemažai laiko, kad dar ketiname minti. Jo, dar tik tai po 2 truputį yra. Planuojam plius minus iki 8 valandos vakaro minti. Aišku, tempas lėtas ganėtinai, nes tie kalniukai jau išmuša iš vėžių, nuovargis jaučiasi po truputį.
mes tikriausiai neminėjom, bet čia yra taip pat šelterių šalis. Čia yra nemažai šelterių. Danija, kai keliavom pėsčiomis, buvom atradę labai daug šelterių, aišku, į pabaigą kelionės. Tai dabar jau išsiaiškinom, kad čia Švedijoje yra nemažai šelterių ir jos bandysim vėl gaudyti. Bet jeigu bus užimti, tai teks prie šelterių statytis palapinį. Ai, mes esam įsidėję tactical footpackus, taip vadinasi. Footpackų prisidėję tokių, kur užsipilė su vandeniu ir gali toliau valgyti visokias košytes, sriubytes, pudingus visokius tenais, tai prisidėjom. Tai turėtų užtekti bent keliom dienom ten vakarieniai, pusryčiams pavalgyti. Tai taip sutaupysim laiką. Ką dabar minsim taip mažesniais tokiais intarpais, pailsėsim, kas kokį 10 km sustosim, pailsinsim kaklus, pečius, patys pailsėsim, atsigersim. Riešus. Ir taip po truputį keliausim į priekį. Turim nuvažiavę savo pirmus 100 kilometrų. Esam be išpadusę, nes iš vien kalnai. Iš vien. Bet kai į pakalnę varom, tai labai smagu yra. Nu ką, be 15:06 turim jau 115 km. Tiek? 110. Oi, per daug pasakiau, 110 km. Ir beveik 6 yra, taip? Be 15:06. Nu, dar turime laiką, dar važiuosime. Susiplanavom šelterį, iš tikrųjų tas šelteris yra už 40 km plus minus. Tai mes jį norėtume pasiekti. Turėjom labai sunku dabar ruožą. Kaip sakoma, nemes kelio dėl takelio. Buvo šiek tiek kitas maršrutas suplanuotas, bet pagalvojom, žiūrim, kad galima sutrumpinti iki šelterio, kad nuvažiuotumėm. Nes šiai būtų buvę žymiai dar toliau. Ir mes dabar minam siaubas kokiais takiukais. Kokiais? Pasakyk kokiais. Nu, palaidė akmenukai buvo ir ištisai kalnai. Kažkaip daugiau kilom, atrodo, negu leidomės šį kartą. Iš vien kilom. Dar tie kalnai kaip kalnai, bet dar tas palaidas, kai dasidėjo, tie palaidė akmenukai. Palaidė akmenukai, greičio negalim, nuo kalniuko pasileisti greit negalim, nes sumėtis. Jo, jeigu yra į pakalnę, tai mes negalim to išnaudoti ir automatiškai kalnai nepadeda įkilti. Fuh, tai lieka apie 40 km, jeigu planuojam pasiekti tą šelterį. Nemažai dar liko. Ir jau nuovargis jaučiasi. Tai va. Dar pailsėsim porą minučių ir keliausim toliau. Patekom
į tokią prastesnę atkarpą. Nelabai galim važiuoti iš tikrųjų šitą atkarpą, nes labai stipriai daužosi bagažiukai, tašės ir baisu, kad prasikirsti galim padangą. Tai nežinom tiksliai, kokius dabar atstumas laukia šitokiu keliu, bet nusprendėm geriau varytis, nes kam čia rizikuoti. Geriau truputį daugiau sugaišim, bet bent jau būsim neprasikirtę padangų, nesusilaužę bagažiukų. Tai va, stumėmės. Kosmosas. Buvo kosmosas. Pagaliau baigės šitie sumauti akmenys. Aš nežinau, kiek mes čia laiko sugaišom, bet attrankėm dviračius belia kaip. Buvo žiauru. Ar žinote, kiek laiko sugaišom? Kiek? Išklausiu. Valandą? Nežinau. Varom, bet va tikėkimės, kad bus čia normalus kelias. Esam nelabai toli šelterio ir tikimės, kad jis bus neužimtas. Ir mums bus labai gerai ten apsistoti. Kol kas kažkaip atrodo tuščias. Negali būti. Jis tuščias. Ar jūs galite patikėti, mes šiandieną miegosime šelteryje. Varom įsikurti. Tai ką, nėra labai šviesu, bet norėjom įsirengti greitai, kol dar nesutemo. Tai nuvarėm, apsiprausėm. Oi, kaip suklikė. Ir radom patį nuostabiausią dalyką šiam pasaulyje – elektrą. Mes pasikrausim viską, ką šiandien iškrovėm. Yra ir tualetas, ir labai geras tualetas. Gal ryte parodysiu iš tikrųjų viską, nes dabar jau tamsu. Daromės valgyti ir eisim miegoti. Taip. Ir neparodysim nieką dabar, nes yra tamsu. Jo, bet šiaip vieta yra nuostabi. Čia kažkoks yra kaip ir miestelis. Tikėjomės iš tikrųjų, kad tikrai bus užimta vieta, bet mums pasisekė. Numynėm šiandien 149, žodžiu beveik 150 km, bendrai užtrukom apie 14 valandų. Čia su poilsiais? Jo. Kiek lieka ilsėtis ir valgyti? Ne per daugiausiai. Rytoj laukia nauja diena. Tai ką? Bye bye. Bye bye.